turbūt praėjo šiek tiek laiko, kada paskutinį kartą mane matėt arba šį automobilį kur nors internete. Realiai šį sezoną norėčiau tai pakeisti, pradėti daugiau kelti video, daryti jau su šito automobiliu kažką. Planuose turim sport pasą pagaliau jau, nes technikinė jau tikrai nebepraeisiu. Tai reikės lopšio, diržų ir lankų, puslankių. Tikiuosi, kad viskas išeis, bus gerai. O šiam sezonui tai pats didžiausias tikslas tai turbūt bus sudalyvauti Jume Drift evente, kuris vyks Liepos 12-13, jei neklystu. Tai labai realiai noriu sudalyvauti, tai mašiną turiu laiko susirinkti iki birželio pradžios, jei neklystu. Tai laikas kaip ir spaudžia iš tikro, bet realiai dalis daug ką turiu jau susipirkęs. Tai realiai tik tais laikas parodys, ar viskas spės ar ne. Ir dar aišku reikės variklį vežti, kad sutvarkytų, nes kaip ir nieks nepasitvarkė. Tai jo, tai turbūt keliamės į kitą dieną, žiūrėsim kaip kas vyksta ir bus matyti. Taigi pasiėmiau naujus ratlankius, dabar iki montavimas užsimontuoti jos. Realiai tik priekį pasiėmiau, kad biškį gražiau mašiną atrodytų. Pavyko ant akcijos pagauti, tai labai daug nepalikau, čia tokį sneak peeką galiu parodyti. Na, Japan Racingai, kaip įprastai. Matysim, turbūt reikės į priekį dar špilkas dėti, kad jau užsidėtų, nes paprastai, kaip žiūrėjau, kad varžtai tiesiog nepralenda. Jei neklystu, tai fitmentas priekį tai bus tiesiog perfekt, gal ten max 1 centimetras iki koilo eina, nes čia ratlankį 9J ant priekio su ET38, jei neklystu, tai turėtų būti perfekt, turėtų gerai turėtų sueiti. Tai tik tais va špilkas reikės susidėti, kad dar lengviau būtų ir pasikeisti ratlankį, jeigu reikia. Nu, špilkas, manau, yra daug patogiau. Jeigu, tarkim, greit kažką pasikeisti, ar dar kažką. Ups. Važiuodamas į montažkę su savo labai tokia nepraktiška automobiliu. Opa. Nu, čia nieko gero. Čia... Dabar net nežinau, ar čia dar kažkas daugiau atkybo, ar ne. Gal ne. Tikiuosi, kad ne. Oi, blėč. Nieko gero. Tikrai nieko gero. Kažką nutrauk. Nutrauk kuro filtrą. Arba dar kokią nesąmonę. Nu, va čia tokios pasiekmes, tai nesiūlyčiau žemintis mašiną. Nesižeminkit tų mašiną, jeigu kur nors toliau gyvenat, ne pačiam mieste, tai neapsimoka. Taigi kita diena, važiuojam iš montažkės pasiimti ratlankius. Vakar aš ten jau lygtais kaip ir susitvarkiau tą savo mašiną, kad ten kur nurovau filtrą su siurbliu. Tai dabar važiuojam, pasiėmam ratus, tada važiuosim į Vilnių lopšio pasimti su diržais krekždai. Tai pagaliau jau čia bus sport pasas, kaip ir sakiau. Va, ratai užmontuoti. Tokia minimalų strečio. Biškį dar nuplau, nes labai buvo tokie apsi. Nors čia nieks nenusiploja realiai. Nesimato tos tikros spalvos. Pradžiai juodi, kol paskui nudaužys, paskui reikės persidažyti. Naujas lopšys dar, kad su homologacija būtų. Čia. Pasiėmiau dar papildomai insignijos skardas, tai nežinau, ar jos tiks ar ne. Nu, nėra taip labai blogai.
Ir tai blogai. Kaip tikėjaus, kad bus. Tik nežinau, kokią padangą čia jau reikės dėti ant tokias padangas. Nes čia 12 jota. Iš galo, tai biškai gal jau maks. Na va, porą dalykų išsiėmė čia, daug iš tikrųjų, gal net ne porą. Tuos išsimti visus nesąmonės. Ir turbūt reikės išsimti šitas sėdynės. Nepavyko, kaip matėt, užsikliuot man tą banerį. Kaip įprastai kažkaip arpa čia tiesiog bus tas blogas, nes praeit kitai mašinai tai va. Nusikliavo viskas normaliai, gražiai, tai čia gal. Nors gal ir pasens tas plėvelė, nes jau išruošę gal prieš 6 mėnesius pirkau. Tai jo jau gal ir galėjau čia kažkas nutikti. Tada tą saloną turbūt galimai kažkam atiduosiu. Nes man jo nereikia, yra tikrai gal kažkam reikės. Jeigu niekam nereikės, tai išmėsiu tiesiog. Dar apsivalyti, nebent tą biškį saloną. Vairas uždėtas, kaip matot. Sėdynę reikės išsimti, bet čia turbūt vėliau. Tai ką, manau, šiandien tiek. Siurblį gavau, bet problema kaip ir nepasitaisė nieko. Tai turbūt bus kažkas su varikliu. Tai reikės turbūt žiūrėti, vežti, tvarkyti. Ir pamatysim. Reiks laukti, kas bus toliau. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito karto.